kaip vis dėlto, ar labai skaudu grįžti su ta 14 vieta? Tragediškai sunku. Visi nusivylė, visi nieks to nesitikėjo. Sunku. Paguodžia tai, kad išsaugojot tą vietą A divizione, ar jau net per menkas tai yra? Man tai yra, asmeniškai man tai yra per menkas ir manau kiekvienam žaidėjų komandoje tai yra nei paguoda, nei niekas. Čia Lietuvai čia yra pažeminimas ir tai nėra pasiteisimas, kad mes išlikom A divizione, mes tokiais tikslais visai važiavom ir Liūdna turbūt ir dėl to, kad paskutinis čempionatas jaunimo grupiai, neaišku kaip ta komanda toliau, ar susirinks. Ne tokio akordų norės atsisveikinti, ne, vieni su kitais. Žinoma, gavosi kaip gavosi. O tai kodėl taip vis dėlto gavosi? Žinau, tas pralaimėjimas Ukrainai gal išmušė iš vėžių, tai nežinau, o prieš vokiečius tiesiog tikrai visi buvom atsidavę ir nesužaidėm tenai, jie pataikė labai gerai tritaškius ir išlydo viskas, o paskui tiesiog kaip pralošėm per visas varžybas, motyvacijos buvo sunkus atgauti, bet paskui jau tikrai buvo divizioną nesinorėjo, tai mes tiesiog turėjom visą pareiką išlyg bent jau. Nėra keista ta sistema, kai reikia žaisti 6 rungtynes dėl 13 vietos? Aš nežinau, nesitikėjau, kad reikės man sužinoti šitą sistemą, tai tiesiog žaidžiau, kad tiesiog išlipti A divizioną. O kokia komandoje buvo atmosfera, kaip pasikeitė pralaimėjimai? Nusivylimas, kaip šaltas dušas, bet tai buvo jau gal per vėlu kažkiek, nežinau. Nesitikėjom tikrai pralaimėti Ukrainai, tai išmušė iš vėžių. Tada prieš vokiečius tikrai visi buvom susikaupę, pasiryžę, bet tiesiog jie sumetė labai gerai. Kažkokių pykčių konfliktų nebuvo vėliau komandoje? Ne, tas žaidėjai tikrai ne. Visi buvo vieningi iki galo. Gal trūko kažkiek tos komandinės dvasios, ta prasme, per daug individualių pastangų buvo. Vis dėlto daugiausiai klaidų komanda darė tarp visų dalyvių čempionato. Žinau, kad trūko, gal persubėdavo, nežinau.